Tai sveiki visi, čia ir vėl aš Martynas. Ir šioje pamokoje mes, manau, sužinosime, kaip, pavyzdžiui, yra ar ne vardas ir kad jis užimtų ne vieną langelį, o du. Tai yra abu šituos Ligita ir Valinskienė. Tai taip pat išmoks, pamatysit viską pamokoj, kad man nereikėtų tiek aiškinti. Ir tai pradėsim, manau. Visų pirma, tai uždėkime, manau, linijas, kad, eitų atskirti, nereikėtų pasižymėti ir tada matytis, kad lentelė. Tai tiesiog pasirašom atributą border ir vienas, tai reiškia, kad mūsų tų langelių linijos bus 1 pikselio storio. Ir išsisaugom ir galim pasižiūrėti, kas čia mums gavosi. Kur čia dabar buvo pas mane? Tai buvo čia. Jungiamės. Greičiau. Jau, va, viskas gerai. Ir matome, matot, pasidarė mums tie langeliai. Tai tiesiog, nežinau, dabar sujungi tą pavardę, tarkim, pašalinsim ir kad tas vardas būtų per vidurį tų, kad užimtų 2 stulpelius, vienu žodžiu. Tai tiesiog einame ir tą pavardę pašalinam, šis mums jo nereikia. Ir prieš čia yra labai paprastas atributas, tai call span, kiek pamenu, ir būtų 2. Tai mes su tuo dvejetu tiesiog nurodome, kad tas mūsų vardas užims 2 stulpelius. Tai išsaugom ir pažiūrime. Ir gavosi mums, ar ne? Taip, gavosi. Ir štai, matote, vardas užima 2 langelius. Ligita Valinskienė, Andrius Žilinskas, naujus išgelbėtais. Dabar taip pat galime padaryti, kad, pavyzdžiui, Ligita ir Andrius yra vienodo amžiaus ir kad mums nenaudotų tiesiog 2 stulpelių, mes galime juos sulieti ir padaryti vieną. Tai tiesiog pašaliname šitą 69 ir jo, čia yra atributas row span, tai taip pat 2. Ir mes tiesiog nurodėme, call span rodo, kad viskas bus sujungta išilgai, o row span žemyn. Tai išsisaugom ir pažiūrime. Štai, kaip matote, jie abudu yra 32 metų amžiaus. Žinoma, mes galim parašyti ir 3, ir čia pavyzdžiui 3, bet tai pamatysit, koks bus rezultatas. Ir F5 ir matot, kokie nesąmonė gavosi. Pavyzdžiui, čia padarom 2 ir ten 3. Matot. Vardas užima 3 stulpelius, o tas amžius vienišas pasilikęs nabagas. Tai čia padarom atgal 2 ir dabar patestuojam su row span. Tai bus šitokia irgi nesąmonė, matot. Tas 29 vienas pasiliko, o 32 užima 3 stulpelius. Taigi, dabar, manau, dabar, kad mums nereikėtų bold šiaip, irgi nėra labai gerai daug naudoti, todėl tam yra sukurtas naujas tagas, taip mes tiesiog ir mažiau parašom, o tu dieve, ką aš čia pakasau. Taip ir tiesiog mažiau parašom ir sutaupom laiko ir vietos ir mažiau kažką apkraunam. Tai tiesiog tą TD pakeičiam į TH. Ir čia TH ir čia ir čia ir išsaugom ir pažiūrim, kas mums gavosi. Ir gavosi, kaip matote, abu jie pastorinti. Tai ką, tiek, manau, šioje pamokoje.
ir laukite 9-osios tiesiog. Iki.